Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad paskutiniu metu vis mažiau problemų turiu dėl atsiskaitimų susijusių su klientais. Iš tikrųjų džiaugiuosi labai tuo, nes klientai mane susiranda patys prašo pagalbos ir puikiai supranta, kad už atliktą darbą privalo atsiskaityti. Bet būna ir tokių situacijų, aišku, jau tokių esu turėjęs senokai, kai tenka su klientais pasipešioti. Tai noriu papasakoti apie vieną iš tokių atvejų. Pardavinėjom tokį butą, tokį, čia video matot, Kėdainių mieste ir situacija buvo tokia, kad į mane kreipėsi moteris, kurią aš, sakykim taip, šiek tiek pažinojau, nes yra tekę turėti su ją reikalų, jinai kelis mano butus buvo atėjus kaip pagalbinė ten meistrui padėti. Atrodo, moteris pakankamai protinga ir nesena, ir rankas turinti, ir galvą turinti, bet pasirodė eigoj, kad vis dėlto galveliai ten uraganai siautėja, o ir gerklelė nebloga. Ir gyvenimo įprotis vis pasirinkti ne tą vyrą. Bet ne tame esmė. Esmė buvo tokia, kad jinai į mane kreipėsi po to, kai jinai pabendravo su Capitalu. Capitalas jai pasiūlė iš karto jos butą nupirkti už 25 000 eurų tuo metu. Aš atėjau, pasižiūrėjau, sakau, mano akim tai ten brangiau iš to butą išeitų. Žodžiu, apšnekėjom visus komisinius, viską, kas kaip. Jinai man pasakė, kad preliminariai turi skolų apie 25 000 eurų. Galutiniam variante tų skolų gerokai padaugėjo. Ir pradėjom su jie dirbti. Ir iš tikrųjų situacija buvo tokia, kad jos butas buvo areštuotas ir buvo paruoštas varžytiniams. Ir pradėjus dirbti realiai vieną dieną iki varžytinių, pavyko surasti klientą, paimti avansą ir iškart nubėgus pas antstolį susistabdyti varžytinės, kurios turėjo vykti sekančią dieną. Turėjo būti jų pradžia. Tai situacija kokia? Sandoris iš tikrųjų buvo be proto sunkus. Dėl ko? Dėl to, kad buvo hipoteka, buvo 3 areštai, vaikų teisės, nes motina pasirodo biški turinti reikalų su jais. Ir mūsų teisinė valstybė. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi, man labai patinka dirbti su antstole Paunoviene Kėdainiuose. Supratinga moteris, galima su ja susišnekėti, nes mūsų interesas yra, pavadinkim taip, bendras. Jinai nori išieškoti pinigus kreditoriam, aš noriu padėti savo klientam. Tai vienintelis toks variantas yra kartais tiesiog parsiduoti turtą. O be to antstolis taip ar taip tą turtą būtų pardavęs. Tai tik tai, kad tai įvyko žymiai greičiau ir didesnė kaina. Aš dabar tiksliai nepasakysiu, bet man rodos mes tą butą pardavėm už gal 3-5 ar 3-6 tūkstančius eurų. Tai yra man ten 10 tūkstančių eurų daugiau negu siūlė Capitalas nupirkti šios iš karto. Ir iš tikrųjų vienas iš didžiausių iššūkių su šito sandoriu buvo tai, kad rasti ne pirkėją, o pirkėjas norėjo pirkti tą turtą su paskola. Ir būtent susišnekėti su banku, kad bankas finansuotų. Ir kiek teko bendrauti su antstole, antstolė sako, taip, įstatymas toks yra, bet kiek aš metų dirbu, niekam nėra pavykę pagal įstatymą tokio sandorio padaryti. Ir sako, jeigu tu parduosi, šakės, čia sako, karmos taškai tau, žinai. Ir šiaip praktikos turėsi. Tai va tas sandoris truko 7 mėnesius iki jo užbaigimo. Jeigu aš neklystu, 2 kartus mes prasitęsėm terminus dėl atsiskaitimo pas antstolį. Galų gale jau susiradom banką, kuris finansuos. Praėjom visas procedūras ir reikėjo, kad notaras patvirtintų hipoteką. Ir visi notarai, su kuriais man yra tekę dirbti,
visi sulig vienu atsisakė šitą sandorį daryti. Dėl to, kad nenorėjo tvirtinti hipotekos ant jau esančios hipotekos. Galų gale susiskambinus su banku, buvo paprašyta, kad bankas duotų savo bet kokį notarą, bet kurioje Lietuvos daly, kad mes galėtume atvažiuoti ir pasidaryti hipoteką. Tai bankas davė savo notarą, atvažiavom į Kauną, dar su to notarė teko susikolioti, bet galutinai pasidarėm tą sandorį. Ir situacija buvo tokia galutiniam variante, kad iš visų tų pinigų, padengus jos visus įsiskolinimus, tai moteriškiai liko netoli 1000 eurų, gal 800 ar 900 eurų tų pinigų. O mano komisas buvo tuo metu sutartas tikrai gerokai didesnis. Aš veldamasis į tokias situacijas visą laiką suprantu riziką ir kaip jau ne vieną kartą minėjau, kad jeigu iš po manęs žmogus išeina į gatvę, aš tokiais sandoriais neužsiemu, bet kadangi moteriškė prisėmė pati riziką, dėl to visas pasiekmes, tai ir buvo prašyta mano pagalbos, tai aš to sandorį užsiėmiau ir damušiau jį iki galo. Aišku, galutinė variantė gavosi taip, kad jinai neturėjo už ką susimokėti. Aš jai siūliau, kad jinai bandžiau tiksliau tartis, kad jinai galėtų pas mane atidirbti, galų gale būtų man suremontavus kokį butą ir mes būtume atsiskaitę. Bet galutinė variantė, ką žmogus padarė, tai mane pasiuntė velniop. Ir tiesiog užblokavo, įmetė ignorą. Kadangi ten tą sandorį buvo įsūdyta daug pirkėjo pinigų, kadangi buvo stengtasi apsaugoti pirkėją nuo tų visų nesąmonių, buvo pasirašyti vekseliai, tai vat vienas tas būtent vekselis, jisai ir išgelbėjo mano paties kailį. Tiesiog aš ją ištraukiau už ausų iš antstolių ir vėl sėkmingai už kojos įtraukiau ją atgal. Ar aš tą skolą atgavau? Ne, neatgavau, ten man kapsi po karts nuo karto ten kažkas ten įkrenta, ta skola jos ten išaugo, gal ten kokią 1000 eurų. Aš to visiškai nesidžiaugiu, nes jinai turi nepilnametę dukrą. Paskutiniais gandais, nežinau, liktai girdėjau, kad iš jos tą dukrą atėmė, bet ar taip yra ar nėra, aš nežinau, ne mano problemos. Jinai mano paskutiniam žinom dirbo taksistė Kėdainiuose, bet aišku atlyginimas neoficialus. Mokama tiesiai į rankas ir viskas. Ir realiai antstolis iš tokių žmonių išskaičiuoti nieko negali. Tai va taip pat ir būna, atrodo, žmogus pats prašė, tu jam padėjai, padarei sandorį, kuris buvo neįmanomas ir tau įstumė ragų. Bet kaip ir minėjau, tokie atvejai yra gana reti ir labai džiaugiuosi savo paskutiniais klientais, kurie žmonės supranta, ką aš darau ir kad su manim privalu atsiskaityti. Jeigu tu užsiemi nekilnojamų turtų, papasakok savo patirtis, kaip ten, kaip su klientais. Dažnai būna, kad ragų gauna. Girdėjau, Klaipėdai labai ten brokeriai vis per sprandą gauna. Ir taip dirba už kapeikas ir dar tos pačius atima.